Hailey Cummings buvo vos 5 metukai, kai ankstų 2009 m. vasario 10 dienos rytą jie dingo iš lovos savo tėvo namuose. Nors tyrėjai teigia manantis, kad jos tėčio mergina Misty Crosslin jam nepasakė visos tiesos apie tai, kas iš tiesų nutiko tą naktį, niekam nebuvo pareikšti kaltinimai dėl mergaitės dingimo. Hailey daugiau niekas nematė nuo tos nakties, kai ji dingo, o jos močiutės iš tėvo pusės Teresos Neves skausmas dėl Hailey netekties stiprėjo kiekvienais metais, kai mergaitės jau nebebuvo. 5-metė buvo namuose su savo tėvo mergina 17-metė Misty Crosslin tą naktį, kai buvo pranešta apie jos dingimą. Su jais buvo ir jaunesnysis Hailey brolis Ronald Cummings jaunesnysis, o jų tėvas Ronaldas dirbo naktinėje pamainoje ir paliko savo 2 vaikus su Misty. Kai jis grįžo namo, 17-metė jam pasakė, kad ką tik pabudo ir pastebėjo, kad Hailey dingo iš savo lovos. Misty toliau pasakojo, kad mergaitė ir jos brolis miegojo lovoje tame pačiame kambaryje kaip ir ji, bet kai Misty pabudo atsigerti vandens, pastebėjo, kad Hailey nebėra. Ji 911 dispečeriai pasakė, kad namelio ant ratų galinės durys buvo atremtos plyta. Ji pasakė Ronaldui, kad kažkas tikriausiai pagrobė jo dukrą. Masinės mergaitės paieškos nieko nedavė, nors tyrėjai teigia, kad Misty pasakojime apie to vakaro įvykius buvo neatitikimų, ji neigia turinti ką nors bendra su mergaitės dingimu. Šiuo metu Misty atlieka 25 metų bausmę už prekybą narkotikais ir tikimasi, kad ji bus paleista iš kalėjimo 2031 metais. Hailey tėvas Ronaldas taip pat yra kalėjime dėl narkotikų, bet kitais metais bus paleistas. Mergaitės močiutė sakė, kad Ronaldas labai myli Hailey ir ketina atnaujinti jos paieškas, kai tik jis bus paleistas iš kalėjimo.